Sveiki, šiandieną masterclassas apie tai, kaip apipjauti gegnių kraštus, kad paruošti vėjalentėm, pakalimam ir taip toliau. Ir kaip visą šitą darbą atlikti tiksliai iš pirmo karto. Praktiškai parodysiu jums kelis variantus. Pirmas variantas, kaip yra darbas dirbamas ir rezultatas gaunasi nelabai lygus. Ir antras variantas, kurį aš naudoju, kada viskas gaunasi lygiai iš pačio pirmo karto ir montuojant vėjalentės nereikia užsiiminėti papildomais darbais. Tai kaip matote, paimsiu, čia yra paskutinis, kaip sakant, paskutinė dalis, kurią man reikia sutvarkyti ir ant šito trumpo šlaitelio parodysiu visus tuos žingsnius. Tai reikia pradėti nuo to, kad ir kaip lygiai mes nesumontuotume viso gegnyno, kraštai visada, realybė gaunasi šiek tiek kitokia. Tai specialiai aš pasiruošiau 4 metrų liniuotę ir uždėsim, parodysiu, kas čionais vyksta su gegnynu. Tai jeigu, čionais gegnės išlindusios yra kur kas daugiau negu mums reikia, bet tas dar geriau pavyks jums parodyti visą tą lygumą, kas gaunasi. Atkreipkite dėmesį čionais. Yra, matot, reik. Gegnės yra visos lygiai ir kelios yra, kurios nelygiai. Reiškia, gegnių galai gaunasi, kad jie žiūri šiek tiek į apačią, lyginant su visom kitom. Tai viena gegnė, antra gegnė. Ir ant ilgų šlaitų tokių gegnių yra kur kas daugiau, kas be ko. Šitas šlaitas yra 8 metrų. Kodėl tas yra? Kodėl šios dvi gegnės yra nelygios? Tai taisyklė yra visiems labai gerai žinoma, kada yra montuojamas gegnynas, tai pilvus, jeigu gegnė yra išlinkusi, ar ne, tai tą išlinkimą mes turime montuoti į viršų. Reiškia, išlinkimas, jisai visada turi būti montuojamas į viršų. Ir savaime suprantama, dėl šitos priežasties, jeigu gegnė yra išlinkus, tai jos centras, daleiskim, žiūri į viršų, tai yra iškilęs, lyginant su visom kitom gegnėm. Ir savaime suprantama, dėl šitos priežasties gegnių galai žiūri į apačią, ne? Į viršų ir gegnių galas žiūri į apačią. Viskas priklauso, kiek ta gegnė yra išlinkusi. Žodžiu, kuo daugiau gegnė yra išlinkusi, tuo daugiau gegnių galai nueina į apačią. Ir šitoj vietoj labai svarbu visą tai įvertinti prieš atliekant pjūvį gegnių kraštų, kad atpjovus visas gegnės, viskas gautųsi lygiai ir vėjalentę mes pritvirtintume be jokių papildomų lyginimų, kaišiojimų, šiukšlių ir panašiai. Savaime suprantama, kad visas stogas yra horizonte, bet kai kurios gegnės, kai kurie elementai, jie tiesiog yra taip ir nieko tu kitaip nepadarysi. Todėl, kad medieną, mes padėjom medieną, atsivežėm, sudėjom ją, atidengėm, mediena gavo UV spindulių nuo saulės ir tuoj pat pasisuko. Tai su tiekimu, medienos tiekimu, kai kada iš nenusimanančių žmonių, tai normalu, ne visi yra statybininkai. Kai kada žmonės nenusimano ir sako, aš pirkau medieną, kalibruotą, lygią, kokybišką, o jinai nelygi. Tai jinai aišku, kad nelygi, todėl kad ją gali pakraipyti tiek drėgmė, tiek gali pakraipyti pati saulė. Bet kas be ko, kalibras medienos, jisai visada atitiks ir medienos tvirtumo klasė irgi viskas atitiks. Bet esmė tame, kad tai kaip yra vienoj linijoje gegnė, jeigu supratot, ką aš noriu pasakyti, reiškia, kiek jinai yra pasisukus, visi tie nelygumai, jie yra visiškai normalu, visiškas standartas ir sumontuoti stogą lygiai, tai jau yra meistro, montuotojo atsakomybės reikalas, meistro kompetencijos reikalas. Taip kad
Va. Ir dabar koksai pirmas žingsnis, ne, va, reikia mums, aš jau žinau, kad pas mane pakalimas bus 50 cm ir reikia visą, kaip sakant, šitą procedūrą atlikti. Ne. Tai pirmas variantas, su kuriuo negausis, aš viską pademonstruosiu šiame video praktiškai, tai pirmas variantas, su kuriuo nesigaus atpjauti gegnių lygiai, tai yra atmušimo virvė su dažais. Tai standartiškai kas yra daroma, tai mes įmam metrą, pasižymime vienam gale, mano atveju 50 cm, tai aš imu, toj pat pasižymiu 50 cm, aš žinau, kad šitoj vietoj, įmant vertikalę, bus mano pakalimo plotis 50 comų, einu į kitą galą, irgi atsižymiu 50 cm. Tai va, tai dabar standartiškai kas turėtų būti daroma, ne? Tai imame šniūrą ir atsimušam liniją, reiškia nuo vienos žymos, einam į kitą pusę. Viskas suvienodinam mūsų dvi žymas ir padarom savo liniją, atsimušam, lygtais viskas yra lygu. Bet toj parodysiu jums, kodėl viskas atrodo labai lygiai, bet toj parodysiu, kodėl tas nėra lygiai. Tai va, vienas metodas, turbūt, kad aš nedėliosiu čia nei reikų, nei gulščiukų, o iš karto eisiu prie reikalo, kaip tą darbą reikėtų iš tikrųjų atlikti. Galima panaudoti ylą arba galima panaudoti varžtą. Žodžiu, tam reikalui, kad pritvirtinti patį paprasčiausią šniūrą. Ir va dabar aš ištempsiu jums šniūrą. Ir, žodžiu, jeigu mes dabar imtume, ne, ir atsipjautume mūsų gegnes pagal šias linijas, tai visos žymos, jos horizonte, kaip čia jums pasakius, jos yra lygiai, bet lyginant vertikalę, jos niekada tos žymos nesutaps viena su kita. Tuoj pamatysite kodėl. Tai dabar jeigu norite visą tą darbą atlikti lygiai, tai reikia prasitempti šniūrą. Prasitempę šniūrą, tuoj parodysiu, kas vyks toliau. Ateik. Išsitempiam šniūrą. Šniūrą aš šiek tiek prikelsiu, kad nesileistų nei prie vienos gegnės. Ir va dabar pamatysite, va šiame etape aš pasiėmiau gulščiuką ir pamatysite, ant kiek nesutampa mūsų, reiškia, atžyma, kurią mes padarėme su atmušėju. Ir pagal, kaip čia pasakyti, pagal realų faktą, lyginant lygumą vertikalės ir horizontalumo. Tai va šitoj vietoj dabar, jeigu norite visus šitos darbus atlikti taip, kad galų gale viskas gautųsi lygiai, tai vienintelis variantas, aš norėčiau paminėti tokį dalyką, kad tas galioja tik tai masyvo gegnėms. Jeigu mes naudotume steiko sijas, dvitėjas sijas kažkokias,
tai kas be ko, visos tos sijos yra idealiai lygios ir automatiškai, jeigu vyja pas mumis horizonte, tai visos tos sijos, jos gula lygiai, reiškia centras lygus, automatiškai gaunasi ir galai lygus. Kitas žingsnis, va dabar aš imu. Aš žinau, kad viskas pas mane yra lygų, todėl laisvai savo žymių pagal gulšiuką. Jeigu mes naudosime visam šitam reikalui kampą, ar ne, tai su kampu bus sudėtinga šitą atžymą padaryti vien dėl to, kad tos gegnės, jos tiesiog netitinka viena su kita. Jos nėra vienodam aukštyje, suprantate? Todėl dėl šitos priežasties, vat, jeigu mes naudosim kampą arba mes imsim skersavimo pjūklą, specialų, kurį aš turiu, tai visų tų pjūvių neišeis atlikti. Todėl, kad gaunasi, jeigu mes žiūrim vertikalę su gulšiuku, tai kiekvienos gegnės pjūvio kampas yra irgi skirtingas. Gaunasi, jeigu mes, pavyzdžiui, 30 laipsnių kampas, mes nusistatom ant savo pjūklų 30 laipsnių kampą ir imam pagal žymas ir pjaustom, tai visos gegnės bus pripjautos nevienodai. Vertikaliai jos nebus niekada. Dėl šitos priežasties reikia panaudoti gulšių ir vadovaujantis liniją pagal šniūrą, visą tą darbą reikia atlikti va taip. Ir kada aš pripjausiu visas gegnės, jūs pamatysite, kiek nesutampa mūsų atžymėta linija su realiu pjūviu. Ir kas be ko pridėsiu gulšių. Žodžiu, viską, jeigu dar nelabai aiškiai išsireiškiu, tai žodžiu, jūs pamatysite viską tojaus, kas gaunasi. Filmuoja? Dar vieną dalyką paminėsiu, kad pasitikrinti patį atstumą, ar ne, tai reikėtų pasitikrinti ir kurioje vietoje pas mumis tas šniūras yra ištemptas. Kad įsitikinti, kad tikrai nėra kažkokių tai klaidų, kažkokių tai siurprizų. Tai žodžiu, įsitempus, pasižymėjus 2 taškus, išsitempiam šniūrą, tada mes patikrinam, koks yra nuo konstrukcijos vertikalios iki šniūro, koks yra atstumas. Tai šitoj vietoje, kas be ko, jeigu šniūrą mes įsitempsim kažkaip tai nelygiai, tai linija pas mumis, tai jinai gausis tiesi, bet jinai tą liniją neatitiks mūsų konstrukcijos. Ir tada vėlgi reikės papildomai kažką tai arba dar kartą visą šitą procedūrą kartoti, arba žaisti ten kažką tai burt su fasadu. Tai dabar atsižymėjus linijas su gulšium, tai imam pjūklą ir viską prisipjaunam. Jo. Gerai, gesink kol kas. Žiūrėkit, ką turėčiau paminėti, yra tos skersinio pjovimo sistemos. Labai geros sistemos, bet jeigu atsiras, šiaip tai čionais ypač jaunimui yra naudingas toksai video, Turiu omeny šiaip meistrai, jeigu kažkas tai sakysit, Jeigu kils mintis, kad geriau yra panaudoti tą skersinio pjovimo sistemą, pas mane yra Mafel, yra Festool, yra dar įvairių gamintojų, tai ką noriu pasakyti, kad mes galime nusistatyti 30 laipsnių kampą, pagal stogą ir eiti atlikinėti visus tos pjūvius
Čia va įrėmėm, viskas tvarkoj, atpjovėm. Bet kadangi gegnės nėra identiškai lygios, tų 30 arba 60 laipsnių atžvilgių, dėl šitos priežasties su fiksuotų kampu mum tų pjūvių atlikti lygiai nepavyks. Tai reiškia, kad kai kurie pjūviai gausis lygus pagal vertikalumą, o kai kurie gausis visiškai nelygus pagal vertikalumą. Tai čia yra labai svarbus momentas, todėl šitam būtent darbui jokios tokios sistemos ar kažkokie tai pjūklai, jie nėra tinkami, todėl kad nepavyks to padaryti. Arba reikės prie kiekvienos gegnės kas kartą reguliuoti tą pjūklą, kas yra sudėtinga ir nepatogu, žodžiu, arba dar kažką tai daryti. Vat pavyzdžiui, čianais aš nustatęs, man remiasi viskas. Čianais pagal vertikalę, žodžiu, pagal gulšių yra atbrėžta šita linija, vat kaip pavyzdį nustačiau, Čianais yra viskas tvarkoj. Pasižiūrim, pavyzdžiui, kitą gegnę pasižiūrim. Matote, čianais jau yra milimetro nelygumas, todėl kad šitos dvi gegnės, jos stovi neidentiškai, reiškia horizonto atžvilgiu. Pasižiūrim kitą. Va. Kita yra, sakykim, lygiai, Va, čianais jau vėl yra esmė, manau, kad supratot. Dabar sekantis žingsnis, ką reikia daryti, aš atsižymėjau, aš žinau, kad kiekviena gegnė kraštas yra pažymėtas vertikaliai pagal gulščiuką ir aš laisvai dabar praeisiu, viską atsipjausiu. Tada pasižiūrėsim, kaip aš atpjoviau ir kaip sutinka mūsų pirmosios atžymėtos linijos. Taip, tai gegnės yra atpjautos. Pasižiūrim su gulšiu. Kas gavosi. Matot, visos gegnės, jos sutampa. Padėsiu toliau. Žodžiu, visos gegnės yra tvarkingai atpjautos, viskas vienoj linijoje. Aš žinau tiksliai, kad man nereikės užsiiminėti papildomais lyginimo darbais tam, kad pritvirtinti vėjalentės. Žodžiu, esmę jūs supratote. O dabar pasižiūrim, kas būtų buvę, jeigu mes būtume vadovavęsi ne ištemptų šniūrų ir pamatuotų atstumų nuo
vertikalaus paviršiaus, šiuo atveju saramos, ne? O būtume vadovavęsi atmušėjo žymomis, ne? Tai va, tai iš karto atkreipkite dėmesį, koksai yra, gaunasi, vat, kuri gegnė buvo labiausiai nulinkus, ne, apačia jos. Atkreipkite dėmesį, kur yra pjūvis, kuris sutinka mums į ašį ir kurioje vietoje yra mūsų atžyma. Vat štai šitoje vietoje. Matote, koksai būtų gavęsis skirtumas, jeigu mes būtume nesvarbu kaip, su kampu, su gulščiuku, su skersavimo sistema, pjovę gegnės kraštą ir vadovavęsi, kaip jau minėjau, atžymėta linija. Va, matote? Ir visi tie atstumai, jie nesutinka. Matote? Va čianais. Žymėjimas buvo, aš žinojau, kad aš juo nesivadovausiu. Žymėjimas buvo grinai dėl informacijos jums padarytas, bet va čianais jau yra kur kas mažesnis atstumas. O čianais yra vėlgi didesnis atstumas. Čianais mažesnis atstumas. Čianais yra lygiai sutampa su linija. Ir taip toliau. Žodžiu, va kame yra esmė. Dabar, kadangi atžymėjimo darbai visi buvo atlikti taip, kaip matėte, mes nepapuolėm į situaciją, į kurią mes nenorim papulti. Sekantis darbai. Sekantis darbai, aišku, mums reikia sutrumpinti vat štai šį reiškia atstumą. Čia mes paruošim vėjalentei. Vėjalentės bus 19 cm aukščio ir kaip atpjauti, kokį pjūvį toliau atlikti. Aš viską žinau, čianais pas mane viskas sutampa. Situacijos gali būti individualios, taip kad kurioje vietoje kiek sužeminti gegnės kraštą, turite žiūrėti pagal savo esamą situaciją ir užduotis. Aš žinau, kad pas mane 13 cm, man reikia, kad būtų štai šis atstumas. Ne? 13 cm, tai reiškia tuos neligumus, kurie yra susiformavę dėl pačios masyvios medienos, reiškia, supratote, ne? Man juos reikia kompensuoti, kažkiek tai pralyginti stogą. Tarp kitko, stogai lyginasi, pavyzdžiui, jeigu čerpės dedasi banguotos, tai lyginti stogų iš viso nereikia, jeigu jisai gražiai surinktas, aišku. Va, ir ką aš darau? Aš pasižymiu 13 cm, kaip minėjau. Tada nuo šitos vietos man tilps karkasas, tilps apdaila ir dar bus suformuotas laštakiukas iš tos pačios vėjalentės. Žodžiu, viskas bus gražu. Ir dabar, kadangi aš žinau, kad vat mažas gulščiukas kam naudojamas. Aš žinau, kad pas mane gegnės yra kampai nupjauti vertikaliai, viskas tvarkoja, todėl daugiau su gulščiukais ar panašiai man, žodžiu, žaisti nereikės, nieko matuoti tokio nereikės. Jau šitam vat sekančiam etapui aš padarau kokį dalyką, ne? Aš imu, užsidedu kampą. Aš žinau, kad pas mane čia yra vertikalų, kampas 90 laipsnių, reiškia šita dalis bus irgi horizonte. Nors faktiškai šita dalis, jinai nėra tokia svarbi, kas liečia tą lygumą horizontalų, nes kadangi tašelis tvirtinsis štai šioje vietoje ir šita valikusi dalis, jinai tiesiog bus ore. Karkasas, apie tai bus kitas video. Taip, tai ką darom? Kabinam dabar jau šitoj vietoj, jau mes laisvai galime panaudoti atmušėjo virvę, atmušėją. Ir atsimušti liniją. Nes kadangi visos
Visos gegnės yra pas mumis vienoje ašyje, kaip jau matėte, ne? Šita dalis būtent va šita va dalis, čia montuosis tašelis. Va. Ir šita dalis, jinai turi būti horizonte. Atsiminkit tą. Tai jeigu yra kokių niuansų ten su gegnėm, su kažkom, tai šitą reikia irgi įvertinti, užmesti gulšių ir patikrinti, kad visą tą situaciją reikia įvertinti, užmesti gulšių ir patikrinti, kad viskas yra horizonte. Va, aš patikrinau, viskas čia nais horizonte. Dar kad pažiūrėsiu. Va. Linija sutinka, gulšių sutinka, viskas tvarkuoja. Va, tai ką, dabar, kaip jau sakiau, ne, imam kampą ir tiesiog praeinam, pasižymim visas gegnes. Šiaip reikėtų vietoj šito žaidimo tai naudoti ylą. Neįsidėjau į diržą ylos šiandieną, tai va šiek tiek prarandu laiko sukiodamas tuos varžtelius. Viskas, imam savo gražuolį ir atliekam visus pjūvius. O, nepažymėjau paskutinį. Prie to pačio, kas yra tikslus pjūvis. Kamerais supjūvinam. Va, kas yra tikslus pjūvis? Tai tikslus pjūvis yra toks pjūvis, kada pusę pieštuko žymos mes nupjaunam, o pusę pieštuko žymos lieka ant medienos. Tada tas pjūvis skaitosi tikslus. Tai va, ypač jaunimas, kas mane stebite, tai visada negalima daleisti tokių dalykų, kad tipo, ai, čia biški
nelabai, tai aš paliksiu. Nieko panašaus. Visada reikia stengtis padaryti darbą kuo geriau, maksimaliai įdėti kruopštaus darbo. Va. Ir paskui kažkokios tai klaidos, kurios išryškėja, reiškia vėliau praktikos metu, ten per metų metus, ne, jos išryškėja jau, sakyčiau, automatiškai. Tai va toks va yra mano patarimas. Dabar pjūklas, ane, tai yra, kada va tokios nepatogios pozicijos pjovimų, ane, tai yra labai lengva nuskersuot pjūklą. Tai va, tai vėlgi, ką aš darau, kokiom žymom aš vadovaujuos. Tai aš vadovaujuos pjūklu, ane, kurioje vietoj pas mane įeina į medieną pjūklas ir nulio, va štai šį atžymą. Va, matote? Tai aš sutaikau tas dvi žymas ir dažniausiai būna, kad pataikau tą pjūvį atlikti iš pirmo karto. Va, tai dabar koksai yra sekantis darbas. Mes apipjovėm gegnes, viskas pas mumis lygų, gražu. Sekantis darbas yra ne plėvelę montuot, jokiais būdais. Ne dar kažką tai daryti, kur plėvelė susimontuoja ir visos šitos detalės lieka ant pačio galo ir paskui ten prasideda manevrai visokie. Va, tai sekantis darbas. Va, tai sekantis darbas, tai mums reikia, dabar mes turime labai puikų prieėjimą prie visų kampų, iš viršaus, iš apačios ir panašiai. Tai dabar pirmoje eilėje mes galime ką padaryti? Mes galime pasiruošti pradžią pakalimams. Reiškia, tašelį mes čionais pritvirtinsim iš apačios. Nes kadangi mes žinoma, ne, matėte, sureika, kad kraštai yra nupjauti idealiai lygiai, reiškia pakalimo karkasui, čionais mes turime labai gerą orientyrą, kur pritvirtinti pirmą tašelį. Tai jeigu pakalimas eina skersai, va taip, tai tada reikalingas va čia karkasiukas. Jeigu, pavyzdžiui, pakalimas eitų išilgom lentom, tai mes tiesiog iš karto čionais pritvirtintume apdailinę lentą, va čionais ilgą, ne? Nes kadangi yra labai paprasta prieiti ir visą tą darbą atlikti dabar. Va, paskui, karkasas, kaip jau sakiau, pakalimas atskira tema. Tai ką, tai dabar matuojam, žymim. Kol kas tas kraštas yra nebaigtas, tai dėl švietėjiškų tikslų labai pravartu tą žinoti, ką daryti tokiais atvejais, kada reikia išmatuoti ilgas detalės, ane, ir visą tą darbą atlikti vienam. Leiskime, aš žinau, kad man čionais reikės 2 skirtingų ilgių tašelių, ane, pakalimo pasiruošimui. Ir kaip visą tą išsimatuoti, kad nuėjus prie staklių galima būtų atsipjauti kelis ruošinius, nesvarbu, 2, 3, 5, 10 ir taip toliau. Tai aš žinau, kad mano tašeliai yra 5 m 10 cm ilgio,
ką aš darau. Kabinu savo, reiškia, metrą už švaraus taško ir žiūriu, kur tas yra matmuo artimiausias, katras sutinka ant gegnės centro. Va, 50, tai čianais 4 metrai 85 centimetrai. 4 metrai 85 centimetrai. Iš karto užsirašau. Ant lapuko galima užsirašyti arba 4 metrai 85 centimetrai su flomasteriu parašau ant gerai matomos vietos, kad nepamirščiau. Tada imu kitą matmenį nuo sienos. Va, 3 metrai 11. Irgi užsirašau šitą matmenį. 3 metrai 11. 3 metrai 11. Mano lapeliai tiesiog iškrito ant žemės dirbant, todėl užsirašiau čianais. Viskas, aš žinau savo matmenis, einu tiesiai prie staklių ir susipjaunu visus ruošinius, kiek man jų reikia. Va, užsirašysiu 4,85 ir 3 metrai 11. Va, tai svetimų garsų yra, tai pakankamai dažnai vyksta elektros linijų darbai, tai dinginėja elektra. Tai va, teko investuoti šiek tiek, kad nestabdytų mums kiti darbų. Va. Taip, 4,85. Gražus oras, saulėta diena, tai lazerio nesimato, tai va, šiek tiek reikia pažymėti. Nepajungiam laido. Dirbam tvarkingai. Klausau. Jo. Gerai, ačiū tau. Jo, ačiū tau. Iki. Tai ką reiškia trečios kategorijos impregnavimas? Tai trečios kategorijos impregnavimas yra toksai dalykas, kada į vakuuminės kameras, kada yra sudedama mediena, ant tokių bėgių įvažiuoja, turiu video, galite pažiūrėti. Ir į 1 kubinį metrą yra suspaudžiama 200 litrų chemijos. Va čia yra trečios kategorijos impregnavimas. Va. 4,85 ir 3,11. Jeigu mano konstrukcija būtų ilgesnė, tai kas be ko, aš susipjaučiau visas detalės iš karto ir kad nereiktų lakstyti, užlipau ir vieną operaciją atlikau iki pat galo. Va, žiūrėkite, imam detalę per centrą, ane, kaip vienam uždėti ir išsiaiškinti, kad tenais tas galiukas man sutampa taip, kaip reikia, ne? Sudėtinga bus.
Vadinasi, imam visą tą reikalą, sulyginam kraštelį, tada įsiaiškinam, čianais pas mumis per centrą, viskas tvarkoj ir šitoj vietoj padarom adžimas. Iš karto varžtelį padarom pradžią, dedam viską į vietą. Va, adžimos man sutinka, kraštelis čianais sutinka, prispaudžiu ir pritvirtinu. Tokiu būdu, va, čianais yra viskas be palaikymų, be pagalbininkų, va, yra tas galas man sutinka. Viskas, toliau einu, važiuoju, tvirtinu. Aišku, galima paimti tašelį ilgesnį ir jį iškišti į tą pusę ir paskui pripjauti. Bet kam? Kam tie papildomi darbai? Dabar šitoj vietoj yra galiukas, ane? Yra labai didelė rizika, kad jeigu aš suksiu čianais sraigtą, ane, tai kad man tas galiukas sutrūks. Ane? Tarp kitko, sraigtus aš visada naudoju kaip minimum 60 mm ilgio, bet 70 mm ilgio sraigteliai veikia labai puikiai, nes kai kada reikia kažką tai pritvirtinti į kraštą, reiškia išilgai rievių, tai sraigtelis, pavyzdžiui, 50 mm ilgio, jisai prasisuka, nepritraukia medienos. O vat 70 mm ilgio bet kokioms užduotims faktiškai šitas ilgis tinka. Tai 5 ant 70. Va, tai dabar grįžtant prie tvirtinimo, ką mes turime padaryti? Mes turime, aišku, paimti ir pragręžti kiaurimę. Tam atveju, jeigu, žodžiu, apsidraudžiam, kad mums tas galiukas netrūks ir kad viskas bus pritvirtinta kokybiškai. Taip, važiuojam į aną galą. Iš karto paimsiu tašelį, kad bėgiot nereiktų. Va, nu va, žinau, kad čianais pas mane viskas sutinka. Kaip pamatavau, taip ir yra. Va, matot, čia uždėjau savo žymą, o viskas sutinka. Netgi jeigu kelis milimetrus ten ir nepataikai, nieko baisaus, todėl kad vis tiek mums užtenka mėsos, kad pritvirtint tą galą tinkamai. Ir dabar žinutė jaunimui, tai
neprisiklausykit nesąmonių, tokių kaip diržas nereikalingas ar dar kažkokie tai dalykai. Jeigu norite uždirbti, visų pirma, jeigu norite tapti profais ir norite uždirbti iš savo amato, ne tik tai ant duonos, ne, bet ir kažkiek tai daugiau, tai organizuokit savo darbą. Organizuokit savo darbą. Įrankiai, įrankių diržas, žodžiu, viskas vietoj. Matot, kaip aš dirbu? Aš dirbu, viskas pas mane yra. Aš ištraukiau metrą, pamatavau. Atlikau matmenį. Viskas pas mane vietoj. Metras, aš atlikau matmenį, pasižymėjau, užsirašiau matmenis. Jeigu man reikia ryškų matmenį užsirašyti, paėmiau markerį, užrašiau metras į sunkiai prieinamas vietas kažkur tai, ką reikia pamatuoti. Visi tie dalykai turi būti visada šalia jūsų. Tik tai tokiu būdu jūs galėsite dirbti produktyviai. Suktuvas visada čionais. Plaktukas, nors jisai ir nėra pagrindinis įrankis, kaip anksčiau, ne, kad tūkstančiai vinių būdavo sukalami rankomis. Bet dėl šitos priežasties geriau yra panaudoti, pavyzdžiui, titaninį plaktuką. Jisai yra lengvas ir dažniausiai kokios užduotys yra su juo atliekamos, tai yra kažkur tai kažką tai atlūpti, pareguliuoti, kažką tai, jeigu kažkur tai kažkas, tai va toks va pagalbinis įrankis, jisai visada kabo gale. Gulščiukas trumpas. Jeigu man reikia patikrinti blokelius montuojant, ar jisai yra lygus, aš iš karto iš diržo ištraukiau gulščiuką, iš karto patikrinau viską, kaip sakant, aš kontroliuoju situaciją. Jeigu man reikia kažkas tai kažkur tai maišo, paimti kaltą, ne, statybinį kaltą, paimti kažkur kažką nukalt, kažkur tai kažkokį capuką išpjauti, dar kažką tai, viskas turi būti šalia, viskas turi būti šalia. Peilis, kažkur tai kažką tai padrožti. Stebisi, kodėl pas tave hermetiko yra mentelė, ne, ten komentaruose tokius kvailus komentarus aš skaičiau. Todėl, kad aš dirbu kokybiškai, aš statau namus kokybiškai ir čionais yra vienas iš pagrindinių įrankių, kuris padeda man užtikrinti kokybę. Jeigu aš matau kažkur tai kažkokį tai plyšį, kažkokią tai skylę, tai aš ją užtaisau, aš nepalieku jų. Tokiems darbams yra va reikalingas. Jisai sveria 2 gramus, jisai visiškai nemaišo. Viskas. Todėl yra labai svarbu turėti gerą savo darbų procesų organizavimą. Kągi, paskutiniai prisilietimai. Angaliukai, ne? Grašteliai, angaliukai, visi pagrindiniai tokie dalykai turi būti visada šalia. Įrankis turi būti visada sukomplektuotas. Va, pas mane ant magnetuko viskas yra tvarkingai, skirtingų dydžių, skirtingiems varžtams. Va. T15, T20, T25, žodžiu, supratote esmę, ne? Kampuotis visada be šito tiesiog neįmanoma darbuotis statybui. Todėl atkreipkite į tai dėmesį. Ir neklausykite tų replikonų. Tai va, draugai, panašu, kad gegnio apipjovimo darbai yra baigti. Dar paskutinis toksai bonusiukas, ne? Tai jeigu visgi taip atsitiko, ne? Kas irgi yra įmanoma. Ir gegnė susipjovė nelygiai, ne? Nu, kaip pavyzdį. Kokį čia pavyzdį duoti, ne? Tarkim, atėjo į pagalbą meistras, kuris save vadina meistru, ne? Prisistato meistru. Ir galų gale tu pasitiki viską, nekontroliuoji, ta prasme, savarankiškai dirbantis žmogus. Ant pačio galo paaiškėjo, kad jisai yra kebabų kepėjas, ne? Ir atsitiko taip, kad jūsų gegnės yra supjautos kreivai. Ne, ten 0,5 centimetro, va tai va banguoja. Tai iš tokios situacijos irgi galima išeiti. Ne? Jeigu, pavyzdžiui, aš pats už savo darbą garantuoju, aš žinau, kad aš lygiai atpjausiu, bet už kitų darbus aš garantuoti negaliu.
Ir vis dėlto, kai kada būna tokių situacijų, kad reikia išeidinėti iš situacijų. Kažką tai palyginti, kažką tai dar padaryti. Tai va šitoj vietoje, jeigu konkretus pavyzdys gegnė susipjovė nelygiai, vadinasi, su šitom makaronu pačią svarbiausią liniją, ne, kuri yra va štai ši, mes galime išlyginti. Suprantate? Todėl dėl šitos priežasties, dar viena priežastis, kodėl yra verta montuoti šitą tašelį iš anksto. Todėl, kad mes galime kompensuoti labai didelius nelygumus, nu kaip didelius, proto ribose, kai kada neišeina, bet nu, esmę jūs supratot, kad vat, su makaronu mes galime išgauti tą liniją lygią ir, žodžiu, tokiu būdu išeiti iš kažkokių tai ne visai gerai atliktų darbų. Va, nu, kadangi pas mane viskas yra, kaip jau patys matėt, kaip yra daroma, tai viskas yra lygiai ir tašelį tvirtindamas aš orientuojas pagal kampą. Va taip. Visą video apibendrinant, ką aš norėčiau pasakyti, tai pirmas dalykas, įsidėmėkite tokį dalyką, kad masyvi mediena pilvais montuojama gegnės į viršų. Kadangi pilvais montuojama į viršų, savaime suprantama, kad jų galai žiūrės visada žemiau. Ane? Ir viena gegnė bus aukščiau, kita žemiau, dar taip toliau. Dėl šitos priežasties lyginame, tvirtinam šniūrą, šniūrą lyginame pagal sieną arba pagal, vat, kaip mūsų situacijoje, atramą, ne, 50 cm. Ir tada imam gulščiuką, susižymim kiekvieną gegnę atskirai. Tokiu būdu mes išgaunam vieną idealiai lygią liniją. Apipjovus, tada jau mes galime naudotis atmušėjų ir atsimušti mums reikiamą liniją. Atsimušus liniją, prakontroliuojam, patikrinam, ar mūsų ta linija yra horizonte. Jeigu jinai yra horizonte, imame savo mėgstamiausią pjūklelį ir atliekam visus pjūvius. Atlikus pjūvius, mes montuojame makaroną. Tokiu būdu mes iš karto lengvai prieidami padarom šitą darbo pradžią pakalimo labai greitai, labai tiksliai ir šitas etapas bus baigtas. Sekantis etapas, ką mes darysim, tai mes tvirtinsim čianais vėjalentę, tvirtinsim latakų laikiklių išnešimus, tada tvirtinsim latakus, tada tvirtinsim, žodžiu, nu, dėsim plėvelę ir visus tos darbus dar pamatysite ateityje. Tai apie vėjalenčių montavimą irgi yra ką parodyti, todėl aš nufilmuosiu dar vieną atskirą masterclassą, kaip sumontuoti vėjalentės ir kada jas reikia montuoti. Todėl ačiū visiems uždėmesį. Pirštinės pas mane yra Mechanics Wear, galite įsigyti mano parduotuviai tropa.lt, ten yra dar visokių naudingų dalykėlių, taip pat ateityje bus neblogų naujienų. Tai va, tiek žinių. Prenumeruokit kanalą, būtinai prenumeruokit kanalą, kas neprenumeravę, spauskit varpelį, žodžiu, pasidalinkit su draugais ir laukit kitų video apie įrankius ir apie statybas. Iki. Tai dabar įrankių diržo, kurį reikia nešioti visada ant savęs, tematika, ne? Galėtume užvesti diskusiją komentaruose. Ir klausimas yra toks, nuo ko aš perskaitau tokius komentarus, kad tai yra labai sunku ir, žodžiu, per daug pavargsti ir panašiai, ne? Tai vat klausimas, ne? Kada reikia turėti skirtingų rūšių varžtus šalia, reikia turėti ruletę, reikia išlankstomą metrą, gulščiuką, suktuką visada šalia, ne? Kas yra lengviau? Ar turėti viską šalia savęs, ar bėgioti maratonus pirmin atgal, išmėčius aplinkui save visus šitos įrankius. Varžtus skirtingus, vat, visą tą šiukšlyną, ne, jūs turbūt įsivaizduojat maždaug apie ką aš kalbu, ne. Ir dar vienas dalykas, koksai yra labai svarbus ir daugelis to visiškai nesupranta. Kodėl yra nuovargis? Nuovargis yra pirmas dalykas ir pagrindinis dalykas. Tai yra dėl to, kad suorganizavęs darbus, įrankius turėdamas šalia,
tu padarai dvigubai daugiau darbo, negu kad bėgiodamas aplinkui tos maratonus, kaip aš vadinu, ne? Tai dėl šitos priežasties tai yra visiškai normalu, jeigu daugiau darbo padarai, vadinasi daugiau energijos išnaudoji. Čianais yra esmė. Tai va, tai tokią žinutę norėjau perduoti. Darbo padarom daugiau, energijos išnaudojam daugiau. Savaime suprantama, dėl to mes šiek tiek daugiau pavargstame. Aišku, kad nepavargti, galima atsisėsti ant lentos gabalo ir dirbti savo darbą sėdint ant lentos gabalo, kas yra labai populiaru, ką aš pastebėjau. Tiek žinių.